kurių žmonių taip paklausiu, kokios regos, jeigu taip būtų žmogus priverstas atsisakyti. Juslės. O ir tos 5 juslės, tas populiarius. Tai kuri, sakykime, jums atrodytų svarbiausia, be kurios negalėtumėt gyventi. Lytėjimas, klausa, rega, uoslė, skonis. Rega turbūt, ne? Aš tai sakyčiau. Be kurios negalėtume. Jo, be Jo, kurios kuris svarbiausia būtų. Bet jeigu, pavyzdžiui, skonio nebus, kaip sakant, tada mes apsinodyti galim irgi. Ne, nu, bet tai tiek to, žinai, bet jau aš sakyčiau gal rega. Aš irgi taip, Tai jeigu būčiau be skonio. sakant, norint išdėstyti tą visą juslių tokią trajektoriją aplinkui, sukau galvą, kuri pati svarbiausia, tai taip gal prieš tai nepasiklausdamas, tiesiog nusprendžiau, kad rega kaip ir svarbiausia, nes aš pats kaip kuriantis žmogus, mano kūryba viskas užsibaigtų, tą vizualinę turiu galvoje, be regos. Tai ir įdėjau centrinį dalytą akies vyzdį, toks kaip iš kitos pusės net ir visuose simboliuose, apskritimas arba žemės rutulis ar kas yra tiesiog dažniausiai sutinkama forma. Tai ir vizualiai jau net jis ir, ko gero, į visą tą juslių sistemą labiausiai tinkantis būti šitą vietą. O čia irgi pavaizduoju, aš daugiau visą laiką šneku tą kartą, kuri buvo biškį jautresnė ir net iki pat pradedant nuo akmens amžiaus, kaip kad ten buvom centrinėje aikštėje ir paminėta ta gentis akmens amžiaus, tai čia aš daugiau turiu galvoje būtent visi tie siluetai, tos figūrikės ir iš tų laikų, ne šiandieninė. Tai čia ir visokiais tai simboliais regos ir jutimų. Iš antros pusės irgi yra pačių genčių atstovai. Dabar biškio apaugai, žinau. Su manikim, reikėtų plauti žemę. O čia yra tokie kaip ir simboliai, ta rega kaip savotiškai tokia ir regos žvilgsnis kaip skrydis kažkoks. Tai iškart, jeigu regi, pradeda tas mąstymas kažkaip skleistas, rega inspiruoja ir mąstymą ir viską. O čia yra, mes prieisim prie, daugiau gal tiksliau parodysiu, būtent čia iš to tokia galva, jeigu taip žiūrėtumėt, gulinti galva. Paskui mano dirbtuvė ten bus konkretesnis vaizdinys, ten labiau detaliau galės paaiškinti. Čia yra, mes randamės čia būtent didžiojoje galvoje. Ta galva yra 2 kilometrų dydžio. 2,5, jeigu su visu kaklu turi galvoje. Ir va čia yra, čia net nėra tos vietos, kur mes randamės kaklų srity, bet čia dabar net nepasakosiu, daugiau ten pamatysit pačiu schemai didesniai. Sunku, kai viską išdėstyti, nes čia man dar turėtų didesnis plotas užimti. Tai juslelių